Sveiki! Su jumis paskutinį kartą šį sezoną sveikinasi laida Ugnies tramdytojai ir aš ugniagesys gelbėtojas Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite laidoje. Ugnies spąstai vandenyje. Unikali kelto gesinimo operacija. Kaip elgtis, jeigu žmogus atsiduria už borto? Kodėl ugniagesiai gelbėtojai netikėjo Editos Mildažytės pagalbos šauksmu? Ir aš tada paknopstom klubdama ten lėkiu, rėbėtas, pasaitė. Tikrai ne vienintelė tokia ugniagesė gelbėtoja Lietuvoje. Tai dabar laukiam, kol pradės šnekėti, kad ne tik be vandens atvažiavo ir valandą gaisrą važiavo, bet dar ir panelių atsivežė. Iš Klaipėdos į Kuršių neriją kursuojantys keltai kasmet pergabena apie 2 milijonus žmonių. O didžiaisiais keltais ir laivais po Baltijos jūrą keliauja 10 000 žmonių. O kas nutiktų, jei laive kiltų gaisras? Jūsų dėmesiui unikali gaisro gesinimo operacija kelte ir naudingi patarimai, kaip išvengti gaisro ir panikos laive. Kai ugnis įsisiautėja, gali lengvai praryti net ir tokį milžinišką laivą, kaip kelių aukštų keltas. Ugnis kelti gali įsiplieksti labai greitai, tai priklauso ir nuo vėjo, ir nuo židinio, kurioje vietoje jisai įvyko. Taip, kad ugnis gali viską ir sugadinti neįsivaizduojamų labai greitai. Tuo prieš kelis metus įsitikino daugiau kaip 200 keleivių keltu Lisko Glorija plaukusių iš Vokietijos miesto Kylio į Lietuvą. Jiems teko išgyventi vieną didžiausių gaisrų Baltijos jūroje. 2010 spalio 8 keltui nutolus nuo Vokietijos krantų prieš pat vidurnaktį degėsių kvapą pajuto atvirame denyje tuo metu buvęs darbuotojas. Netrukus laive suveikė dujų detektoriai, o maždaug po 4 minučių atsakingi įgulos nariai bandė įjungti vandens padavimo siurblį ir taip malšinti liepsnas. Deja, to padaryti nepavyko. Gaisras plito toliau, dūmų kvapą pajuto ir kajutėse įsikūrė keleiviai. Po maždaug 11 minučių laivo kapitonas paskelbė, kad keleiviai bus evakuojami iš kelto. Degė DFDS keltas Lisko Glorija, kiek teko kalbėti su vyrais, kurie dirbo. Tai pagrindinį darbą darė net prie gelbėjimo valčių, kad prieiti turėjo užšinti denį, nes kitaip tirpsta padai. Visi 236 keltų Lisko Glorija plaukę keleiviai gelbėjimo valtimis į vandenį buvo nuleisti per maždaug 20 minučių. Vėliau Vokietijos keltas Deutschland juos nugabeno į Kylio uostą ir ten 3 žmonės buvo nuskraidinti į ligoninę, kuriems buvo diagnozuotas apsinuodijimas dūmais, o vienam dar ir sužalojimas stiklo šukėmis. Degančio kelto gelbėjimo operacijoje dalyvavo 10 laivų, į įvykio vietą skubėjo ugniagesiai. Gaisras kelte Lisko Glorija buvo gerokai įsismarkavęs ir apėmęs kone visus ten stovėjusius automobilius. Jeigu dega patalpos ir tu stovi, dega ir batai, ir kaista, temperatūra yra aukšta. Incidento kelte Lisko Glorija tyrimo išvados skelbė, kad gaisras veikiausiai įsiplieskė užsidegus vilkikui. Tačiau išaiškėjo ir kitos nelaimės laive aplinkybės. Įgulai lemtingą vakarą taip ir nepavyko įjungti centrinės priešgaisrinės sistemos bei numalšinti pirmųjų liepsnų, kurios vėliau tapo bene didžiausių kada nors buvusių gaisrų Baltijos jūroje. Taigi būtent pirmieji įgulos veiksmai pamačius gaisrą laive ir yra lemtingi. Pagrindinis sėkmės, kaip pasakyti, garantas yra įgulų veiksmai. Kaip bus įgulų veiksmai paruošti, kaip sakoma, kelti, kaip jie bus pasiruošę, nuo jų žinių ir priklausys visas, kaip sakoma, gaisro gesinimo pasiekmes. Ar tai bus lėtas ir vangus ir pasimetimas, kuris iš tikrųjų gali privesti prie žmonių aukų, ar tai bus sėkmingai ir greitai įvykdyta operacija. Ir nors įgulos nuolat treniruojasi, kaip tramdyti ugnį, bet gaisrą laive išgyvenę kapitonai žino, kad stresinėje situacijoje viskas kitaip. Teko ir su vilkiku įsiliejusiai naftoje, kuri aplinkui tą laivą degė ir tiesioginė prasme reikėjo įplaukti į degantį vandenį, kuo arčiau to degančio laivo ir reikėjo su savo, kaip sakoma, gesinimo priemonėmis pasiekti tą degantį laivą ir tai iš tikrųjų reali situacija sudarė ir baimę, ir pasitikėjimą savimi ir, kaip sakoma, reali situacija visai yra kiek kita. Kad įgulos gaisrą laive sugebėtų užgesinti laiku, padeda nuolatinės treniruotės. Artėjant vasaros sezonui, kai Lietuvos pajūrį užplūsta būriai poilsiautojų, tokius mokymus surengė akcinė bendrovė Smiltynės Perkėla.
Pernai keltais pergabenusi beveik 2 milijonus keleivių ir apie 600 tūkstančių automobilių. Iš praktikos, kiek pačiam yra tekę dirbti laivuose, tai laivai gana yra pavojingi, kas liečia gaisrų kilimą, nes yra mašinų skyrius, kuras, automobiliai ant denio. Ir mūsų įgulų veiksmai, kokie kylant tokiem pavojam, norėjom pasitreniruoti ir pasitikrinti arčiau, kaip sakant, realybės, todėl tos buvo organizuojamos pratybos tokios. Sąveika tarp visų šitų tarnybų ir atidirbinėjimas veiksmų yra labai svarbu tuo atveju, kada nedaug dievė būtų, kaip pasakyti, realus toks įvykis. Ir kiekviena šitą minutę ir darnus veiksmai dažnu atveju reiškia žmogaus gyvybę arba turtą. Tai vienas dalykas mūsų pačių įgulos darbas. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai koordinacija tarp visų uoste veikiančių tarnybų. Ne tik uoste, bet ir mieste. Sakykime, šiuo atveju imitavome keletą situacijų mūsų keltuose. Bet, kaip matėt, šitame visame veiksme dalyvavo ir priešgaisrinė gelbėjimosi tarnyba, ir medikai, ir uosto policija, ir pakrančių pasienio apsaugos tarnyba, ir karinės jūrų pajėgos su laivų šakiai. Taip pat ryšį visą koordinavo ir palaikė koordinacinis gelbėjimo centras. Kelto Žalgiris įgulos laukė net kelios pavojingos situacijos. Atsišvartavus nuo prieplaukos ir judant Kuršių nerijos link, staiga iš variklių skyriaus pasipylė dūmai. Prasidėjo imituojamas gaisras. Skelbimas gaisro pavojus. Mašinų skyrius tai vienas iš pavojingiausių yra, kas liečia gaisrų kilimą, nes tai yra kuro tepalų, ir vamzdynai, ir cisternos, ir darbai. Gali būti įvairiausi dalykai, taip pat yra elektros visas paskirstymo skydai, kur gaisro tikimybė labai didelė. Įgula nedelsiant ėmėsi numatytų veiksmų, o kapitonas pasuko keltą krantinės link, kur skubėjo iškviestos ugniagesių gelbėtojų pajėgos. Į pagalbą nevadegančiam keltui taip pat atplaukė karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo bei taršos likvidavimo laivas Šakiai. Jis, naudodamas turimą įrangą, pradėjo pilti milžiniškas vandens šiurkšles. Kai dega mašinų skyrius, dega keleivių salonas, tai automatiškai Šakių pagalba buvo reikalinga tam, kad aušinti bortą, kad neužsidegtų kitos patalpos ar sąlyginai neužsidegtų krovinys ant denio. Tai jie atliko šį kartą daugiau aušinimo denio ir pertvarų vaidmenį. Laivui Šakiai tebeaušinant denį, keltų plaukę keleiviai buvo perspėti apie evakuaciją. Jiems buvo išdalintos gelbėjimosi liemenės ir liepta susirinkti numatytoje vietoje. Keltas pamažu priartėjo prie kranto. Ten jo laukė ugniagesių gelbėtojų autocisternos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Pirmieji ugniagesių gelbėtojų veiksmai ant kranto buvo išsiaiškinti, kokia situacija neva degančiame laive. Įgulos atstovas pristatė laivo planą ir parodė, kurioje vietoje tiksliai gali būti gaisro židinys ir gali būti nukentėjęs žmogus. Gaisras laive yra toks specifinis gaisras. Tokie yra neigiami faktoriai kaip sudėtingas išplanavimas. Jeigu įgula jau žino, kur yra mašinų skyrius, triumai, nusileidimai, šachtos kažkokios o mūsų darbuotojai, ugniagesiai gelbėtojai, jie įsivaizduojate, yra didelis labai uždūminimas. Uždūminimas ir sudėtingas išplanavimas, ir tas labai užtrunka, kol surandam gaisrų židinį. Ištempę gaisrinę žarnas ir nusileidę į variklių skyrių, Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai surado neva ten likusį ir užtroškusį žmogų, etatinį pratybų manekeną. Mažos patalpos, labai sunku apsisukti, karštis, uždūminimas, labai kenksmingos medžiagos, kai dega salono vidus. Nežinai, kur gali būti žmogus. Praktiškai ieškai jo ir apgraibom. Ir atrandi, kai netikėtai dažniausiai būna. Vos užgesinus liepsnas variklių skyriuje, ant denio buvo imituojamas neva automobilio gaisras. Įgulai vėl teko skubiai griebtis laive esančių gesinimo priemonių. Nors įsiplieskusi ugnis yra didžiulė nelaimė, bet ne ką mažesnį pavojų kelia ir panika. Jeigu netyčia tektų atsidurti degančiame laive, pirma taisyklė – klausyti ir vykdyti visus įgulos nurodymus. Daugiau buvo stebėtojų keleiviai ir įgulos nario
paliepimus gana vangiai vykdė. Realioje situacijoje būtų paklusnesni ir jie būtų visą tai atlikę be jokių priekaištų ir nebūtų jokių uždelsimų vykdyti ar vienokias ar kitokias komandas. Jeigu realus gaisras, tai patarimas žmonėms, klausyt komandos nurodymų, nešokti per bortą? Vienareikšmiškai turi vykdyti visus įgulos narių nurodymus. Vienareikšmiškai. Čia ir per bortą nešokti ir tikrai vykdyti visas komandas. Mokymų, kaip gesinti gaisrą laive, dalyviai įsitikino, kad treniruotis būtina nuolat, nes jei sunku pratybose, bus lengva mūšyje, jei kartais tektų tramdyti ugnį laive. Vasarą Lietuvos pajūrį užplūsta būriai poilsiautojų. Jie ne tik voliojasi paplūdimiuose, bet ir mėgaujasi vandens malonumais, plaukioja jachtomis, laivais, vandens motociklais. Pavojaus šūksnis "žmogus už borto" yra vienas blogiausių dalykų, kuris gali nutikti laive, o gelbėtojams tai yra lenktynė su mirtimi. Artėjant vasaros sezonui, Lietuvos pajūryje ir teritoriniuose vandenyse dirbančios gelbėjimo tarnybos žino, prasideda išbandymų metas. Vasarą poilsiautojai atvažiuoja pailsėti, papramogauti su jachtom, su pramoginiais kateriais, būna apsvaigę nuo saulės, nuo alkoholinių gėrimų, neįvertina situacijos laivybos metu, nesilaiko saugumo priemonių, nedėvi gelbėjimosi liemenių, ko pasekoje įvyksta nelaimingas atsitikimas ir mes gavę signalą vykstam žmonės gelbėti įkritusius į vandenį. Per pratybas Klaipėdos uosto akvatorijoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos pakrančio apsaugos katerio Įgula, budinti Kuršių mariose, pademonstravo, kaip gelbėti vandenyje atsidūrusi žmogų. Jo vaidmenį atliko etatinis pratybų manekenas. Plaukiant laivu ar jachta ir pastebėjus, kad yra žmogus už borto, reikia jam kuo skubiau mesti gelbėjimo ratą ir per ryšio priemonės kviesti gelbėjimo tarnybas. Kiekviena situacija yra skirtinga. Vasarą šiltų sezono metu vandens temperatūra tai būna ir apie 20 laipsnių. Čia, kaip sakant, žmogaus organizmas ilgiau gali išbūti, o anksti pavasarį ar vėlyvą rudenį vandens temperatūra yra žemesnė ir kūnas atšąla žymiai greičiau, ko pasekoje prasideda hipotermija, žmogus praranda sąmonę ir tada jau gali baigtis pramogos, kaip sakant, skaudžiausiai. Atsidūrus vandenyje ir laukiant gelbėtojų, svarbu nesiblaškyti ir taupyti jėgas. Reikia stengtis kuo mažiau judėti, kuo mažiau išnaudoti energijos, kuo mažiau prarasti kūno temperatūros, šilumos, kad kuo ilgiau galėtų išbūti vandenyje. Taigi gelbėtojai jūs tikrai ištrauks iš vandens, jei tik sugebėsite patys išsilaikyti iki jiems atplaukiant, o tuo reikia pasirūpinti iš anksto. Jeigu plaukiate laivu ir kyla pavojus, būtinai dėvėkite gelbėjimosi liemenę. Ji jums gali išgelbėti gyvybę. O dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Kodėl ugniagesiai gelbėtojai netikėjo Editos Mildažytės pagalbos šauksmu? Ir aš tada paknopstom klubdama, ten lėkiu, rebetas, pasaitė. Tikrai ne vienintelė tokia ugniagesė gelbėtoja Lietuvoje. Tai dabar laukiam, kol pradės šnekėti, kad ne tik be vandens atvažiavo ir valandą gaisrą važiavo, bet dar ir panelių atsivežė. Su jumis laida Ugnies tramdytojai. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidos dalyje. Kodėl ugniagesiai gelbėtojai netikėjo Editos Mildažytės pagalbos šauksmu? Ir aš tada paknopstom klubdama, ten lėkiu, rebetas, pasaitė. Tikrai ne vienintelė tokia ugniagesė gelbėtoja Lietuvoje. Tai dabar laukiam, kol pradės šnekėti, kad ne tik be vandens atvažiavo ir valandą gaisrą važiavo, bet dar ir panelių atsivežė. Televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė savo laidose padeda bene visiems, kurie prašo pagalbos. Bet kartais nutinka taip, jog net ekrano žvaigždės nutikus bėdai nežino, ko griebtis. Žinoma, žurnalistė Edita Mildažytė trykšta puikia nuotaika ir net apie pavojus kalba su šypsena. Kol neatsitinka, tai labai visi taip žiūrim atsainiai. O kai kita vertus, nagi negali visą laiką vaikščioti su dujokaukė, gal kas nors atsitiks. Panašiai Edita Mildažytė juokavo ir būdama antrokė, kai užsimanė pasilinksminti. Aš nežinau, aš norėjau fejerverko.
Štai iš tampomo popierių sumeistrauta girlianda užsideigė kambaryje, aprūko užuolaidos ir buvo daug baimės. Mama nežinojo, aš gerai išvedinau kambarį, žodžiu, ir niekas nieko nežinojo, ir niekas nieko nesuodė, o tos užuolaidos, tai jos tik tai, pasmilko, bet nepasidarė jokių skylių, tai nelabai kas ir suprato, ką aš ten buvau pridirbusi. Užtat, kai Edita užaugo ir su vyru suplanavo nusipirkti sodybą su aukštais ir senais medžiais, apie užkurtą laužą sužinojo visi. Buvo tokia pamokanti istorija, kad net tuo atveju, kai atrodo, kad yra nepavojinga, vis dėlto ugnis yra labai pavojinga visą laiką. Dar nenupirktoje sodyboje Edita sugalvojo pasitvarkyti. Ir mes nutarėm, kad reikia nuimti tvoras senas, sukrauti ir uždegti laužą, o ten augo tokie topoliai, tose topoliuose buvo drevių ir po apačia buvo pasėtos avižos, o tos avižos buvo sausos. Tas laužas buvo žinoma atokiai, bet paskui pakilo vėjas, liepsna aukštai ir tą aukštą liepsną įnešė į tas dreves. Ir medžiai pradėjo degti tokiu ratu. Ir tos visos šakos tuo pačiu metu pradėjo kristi į tas avižas. Ir aš atsisuku ir suprantu, kad avižos yra beveik iki namo ir iki ūkinių pastatų. Ir kad jeigu dabar jos užsiliepsnos, tai sudegs viskas. Edita iškvietė ugniagesius, o kol pagalba skubėjo, ji bandė gaisrą gesinti pati. Tada čiupt, šulinio svirtis nulaužta, kadangi niekas dar nesutvarkyta, sodyba kaip ir be šeimininkų, radau kažkokią dėžę ir puolu prie upelio, nešu su ta dėžė vandens ir kaip tik atbėgu iki to topolio, taip jau ten toj dėžėje vandens nebelikė. Žodžiu, tai buvo kažkoks košmarinis sapnas. Košmarinis sapnas nesibaigė ir atvykus ugniagesiams. Galų gale atvažiavo gaisrininkai ir jie nemato, kad dega drevė, jie mato, kad dega laužas. Ir jie sako, taip povelniai, čia iki 3 kibirus vandens užpilti ir sukasi. Ir aš matau, kaip jie sukasi ir bando grįžti. Ir aš tada paknopstom, klubdama, ten lėkiu, rebetas, pasaitė. Tai žodžiu, supylė vieną gaisrinę vandens, antrą gaisrinę vandens į tą kamieną. Tai yra labai pavojingi gaisrai, todėl kad išdega kamieno vidus ir tada medis bet kada gali subirėti. Ir bet kada gali to žarijos pasklisti. Ir paskui dar kitą dieną atvažiavo ir dar vieną cisterną vandens supylė į tą medį. Užgesinus gaisrą sodyba ir ūkiniai pastatai liko sveiki, o medį su išdegusia dreve teko nupjauti, nes šis kėlė rimtą pavojų ir bet kokios audros metu galėjo subirėti. Šis tragiškai juokingas Editos Mildažytės nutikimas neretenybė. Juk Lietuva miškų kraštas, todėl ir sodybas juosia įvairiausi medžiai. Visgi vertėtų žinoti, kokius aukštaugius medžius galima sodinti apie užmiesčio sodybas, kad neišplistų gaisrai. Norintys gyventi medžių glėbyje gali atsikvėpti lengviau. Žalio medžio, kad ir spygliuočio, taip lengvai neuždegs. Jis vis tiek turi savo tą gynybinio vandens, kas neleidžia uždegti. Vis dėlto kartais nelaimių nepavyksta išvengti, o medžiai dažniausiai užsiliepsnoja dėl žmogaus aplaidumo. Pagrindinė vis dėlto aplinkybė nekūrenamų laužų, man atrodo, visose ir anksčiau buvusiose miškų lankymo taisyklėse ir priešgaisinėse taisyklėse visur pasakyta, be priežiūros atviros ugnies šaltinių palikti negalima. Kūrenant laužą be priežiūros iškyla reali grėsmė, kad liepsna persimes į medžius, o tuomet išplis ir pasiglemš namus. Prie namų, kai pasodinta ypač nesenai medžiai, spygliuočiai medžiai daugiau, kai šakos siekia žemę, tai atitinkamai, jeigu dar aplink juos nebūna iššienauta žolė, jos jeigu pavasarį išdžiūva ir užsidega, tai žinoma gali ugnis persimesti ir į medžio šakas. Na ir jeigu jin bus pakankamai didelė, užteks kaitros įdegti tą medį, jisai gali tapti irgi tokio kaip ir gaisro šaltiniu. Norint išvengti nelaimės, reikia laikytis elementarių saugos reikalavimų, nekūrenti laužų, sergančius medžius iškirsti. Paprasčiausiai yra vizualinis atpažinimas, jeigu yra drevių, jau matosi skylės, iš medžio kamieno išaugusios kempinės, grybai tie. Tai vadinasi, jau viduje medžio yra puvinys ir toks medis gali būti pavojingas. Reikia žiūrėti, atsižvelgti, kaip jis pasviręs. Pasvirę medžiai taip pat kelia grėsmę, mat kilus audrai jie gali užgriūti tiek namus, tiek žmones. Taip pat vertėtų atsiminti, jog itin didelių medžių greta pastatų sodinti nepatartina. Geriausia juos sodinti 15–20 metrų atstumu nuo namo. Kiekvieną parą jūsų ramybę saugo daugiau nei 1000 ugniagesių gelbėtojų. Šioje kompanijoje galima pamatyti ir moterų, tačiau tokios vos 3. Susipažinkite su pirmąja Lietuvoje moterimi, kuri petys į petį stojo su ugniagesiais gelbėtojais.
Buvo gaisras naktį. Visas pastatas degė atvira liepsna. Tai tiesiog, sakykime, aš irgi visą laiką galvodavau, ar aš nepasimėsiu, kai nuvažiuosiu į rimtą gaisrą, bet iš tikrųjų viskas vyko labai sklandžiai. Paprasčiausiai pamainos vadas davė nurodymus, tu darai pagal tuos nurodymus, gesini, sakykime, lipau ir su kopėčiom ant stogo gesinti. Na, praktiškai šitame gaisre viską išbandžiau ir pasitikrinau savo jėgas, kad tikrai galiu tokį darbą daryti, kad ir moteris esu. Štai taip, kas 4 parą į Biržų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą skuba Oksana Juškienė. Pirmoji Lietuvoje moteris tapusi ugniagesė gelbėtoja. Moteris padaro savo. Jos vis dėlto ir tvarkingesnės, ir kruopštesnės. Vyrai žymiai stipriau pasitempė. Patalpos iškart galiu pasakyti, kad švaresnės. Timtelti save aukštin vyrus, privertusi moteris, į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą dirbti atėjo prieš 8 metus. Tiesa, ilgą laiką dirbo dispečerė. Daugelis moterų tos moksluose prasėdė paskaitose ir nedalyvauja užsiėmimuose. O man kaip tik tai paskaitos buvo neįdomiausias dalykas, o kaip tik tai norėjosi veiksmo. Norėjosi lipti kopėčiom, gelbėjimusi virvėm, nusileidinėti, sakykime, gaisrą ten bandyti gesinti. Ir aišku, sakykime, dėstytojai, vadovas, viską tą pastebėdavo, kad paprasčiausiai visur dalyvauja noriai, aktyviai, aktyviau galbūt negu kad kiti vyrai dalyvauja. Ir kai jau baigėsi visi kursai, įteikinėjant diplomą, tuometinis vadovas ugniagesių mokyklos, kaip tik teikdamas diplomą man ir sako, galbūt, Oksana, tu būsi pirmoji Lietuvoje ugniagesė gelbėtoja. Čia iš anekdotų istorijos galima pasakyti. Paprastai vykus nelaimiai žmonės reaguoja labai skausmingai. Jiems atrodo, kad ugniagesiai ilgai važiuoja, atvažiuoja be vandens. Tai dabar laukiam, kol pradės šnekėti, kad ne tik be vandens atvažiavo ir valandą gaisrą važiavo, bet dar ir panelių atsivežė. Tai jokių nuolaidų jai nedarot? Nedarom. Išimtinai, jeigu jau bus ateityje, matysim, kad sunkesnis darbas, aišku, patausosim ją. O taip jau, taip per pamokas atlieka tos pačios ir su kvėpavimo aparatais eina, ir uždūmintą patalpą eina, ir visur, ir taip, ir pati veržiasi eiti, dalyvauti visur. Negana to, Oksana jau spėjo sulaužyti ir vieną gajausių ugniagesių mitų. Moteris į gaisrinę, lauk bėdos. Kai aš atėjau į pamainą kaip ugniagesė gelbėtoja, tai patapo, kad atrodo, norėtųsi gaisrą išvažiuoti, bet nėra gaisro. O aš taip buvo, kad išėjau atostogų, pamaina važiavo vos ne kiekvieną budėjimą į gaisrą. Dabar, sakykime, irgi, buvau susirgusi, biuletenis, naktį nuo 12 valandos atėjau į darbą, o dieną pamaina važiavo gaisro gesinti. Taip ir netenka išvažiuoti. Kaip tik sumažėjo gaisrų, kaip juokiamės, kad kai aš atėjau į pamainą. Šiuo metu Oksanos pėdomis Lietuvoje jau žengia dar 3 moterys, o norinčioms būti jų kolegėmis vertėtų padaryti bent 30 atsispaudimų per 2 minutes. Tai buvo paskutinė šį sezoną laida Ugnies tramdytojai. Kūrybinės grupės vardu dėkojame Jums už tai, kad žiūrėjote. Labai tikimės, kad mūsų patarimai Jums padės gyvenime bei kasdieninėje buityje. Saugokite save, savo vaikus bei artimus. Likite sveiki.